Geras sekmadienis, sveiki visi įsijungę 7bet nacionalinę krepšinio lygą, jūsų ekranuose ketvirtfinalio etapas ir jau paskutinės lemiamos nemenka problema. Čia Devinas Hutchinsonas, metimas nuo lentos ir pataiko, kad nutrūksta tas beveik 4 minučių taškų badas. Čia Rutkauskas pučia tokia kieta, lygiai tas pats ir čia. Subotkevič atakuoja iš vidutinio nuotolio ir pataiko. Ten ketvirtyje įgyti ir dviženklį pranašumą. Oi, kaip lengvai čia viskas pavėl. Nojui Jankūnui nepavyksta pataikyti gero metimo. Čia Hutchinsonas Urkiui. Šis po krepšiu pavyksta pasižymėti gana nuotolio, labai netaiklus metimas, žaibiška Palangos Olimpo ataka ir Subotkevič. Kazakauskui slysta iš rankų kamuolys, Valunta spėja prasiveržti arčiau krepšio ir kokį metimą dabar pataiko. Abu bandė po 8 kartus. Čia geras perdavimas Jankūnui ir pastarasis gynyba, bet nepataiko, kova dėl atšokusio kamuolio. Ir su juo aikštės, jau varžovo aikštės pusėje Joniškis sprendimas yra priimtas. Ir čia lygiai taip pat greitai kamuolį praranda Palangos. Reidas po krepšiu, geras perdavimas Guščikui ir šis, bet arbitrų sprendimų nieko blogo ten nenutiko. Čia žaibiška Palangos Olimpo. 8 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Čia dar viena klaida, Urkis greitoje atakoje deda iš viršaus Amandų dabar klaidelė. Ir lygiai taip pat ir Jankūnas persivaręs kamuolį sugeba suklysti, o čia jau skrajoja Palangos. Budrys vėl po krepšiu, iškrapštomas jam kamuolys, Tamulevičius greitoje atakoje grūda kamuolį. Sigersas arčiau krepšio, kokį perdavimą dabar iškiša Nojui. Paulius Danisevičius jau nebenori rengti tos atakos, čia Amandas Urkis ir Budrys kelia žiūrovus iš savųjų vietų ir nori džiaugtis tuo kelialapiu į pusfinalį.